Šiame interaktyviame vaizdo įraše pristatomi pagrindiniai jaunų vyrų rizikingo ir sveikatos siekiančio elgesio atpažinimo aspektai. Išmoksite atpažinti šio elgesio modelius, analizuoti juos lemiančius veiksnius ir sukurti praktinės strategijas, skatinančias sveikatą palaikantį elgesį. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, atlikite trumpą testą ir patikrinkite savo žinias. Tyrimai rodo, kad jauni vyrai dažnai elgiasi rizikingiau nei moteris, o kartu mažiau rūpinasi savo sveikata. Šis derinys kelia unikalių iššūkių sveikatos skatinimo ir intervencijos srityje. Pradėkime nuo apibrėžimo, ką reiškia rizikingas ir sveikatos siekiantis elgesys. Rizikingas elgesys, dažnai pasitaikantis tarp jaunų vyrų, apima psichoaktyvių medžiagų vartojimą, nesaugų seksualinį elgesį, azartinius lošimus, rizikingą vairavimą. Sveikatos siekiantis elgesys, kuris dažnai yra mažiau paplitęs tarp jaunų vyrų, apima pagalbos ieškojimą psichikos sveikatos klausimais, naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis, dalyvavimas sveikatos patikrinimuose. Tyrimais nustatyta, kad šiems elgesio modeliams įtaką daro tokie pagrindiniai veiksniai. Vyriškumo normos. Tradiciniai vyriškumo idealai dažnai atgraso nuo pagalbos ieškojimo ir skatina rizikingą elgesį. Bendramžių įtaka. Jaunuolių elgesį labai veikia jų bendramžių grupės. Kultūrinės nuostatos. Vietos įsitikinimai ir papročiai daro įtaką sveikatos elgesiui. Socialinis spaudimas. Platesnės visuomenės nuostatos daro įtaką norui ieškoti pagalbos. Sveikatos raštingumas. Sveikatos rizikos supratimas daro įtaką elgesiui. Ekonominiai veiksniai. Finansiniai sumetimai gali sudaryti kliūčių naudoti sveikatos priežiūros paslaugomis. Tyrimai atskleidė keletą sėkmingų metodų. Švietimo priemonės. Jos davė reikšmingų teigiamų rezultatų, padidindamos ketinimus atlikti sveikatos patikrinimus 36%, o faktinį patikrinimų skaičių 77%. Stereotipų adresavimas. Programos, kuriuose nagrinėjamos vyriškumo normos ir skatinamas subalansuotas požiūris, parodė teigiamus elgesio pokyčius. Klinikiniai metodai. Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų apmokymas, rizikų įvertinimo ir motyvacinių pokalbių srityje pagerino rizikos nustatymą ir sumažino rizikingą elgesį. Bendruomenės ir mokyklų programos. Jos parodė saviveiksmingumo ir psichologinės gerovės pagerėjimą. Dirbdami su jaunuoliais, atsižvelkite į šiuos įrodymais pagrįstus metodus. Sukurkite pasitikėjimą. Svarbiausia yra užmegzti nuoširdžius, pasitikėjimų grindžiamus santykius. Naudokite vyrams priimtiną bendravimo būdą, pritaikykite savo kalbą, kad ji atitiktų jaunuolių patirtį. Pasinaudokite bendramžių įtaką, apsvarstykite galimybę įtraukti bendramžių švietimą ar paramos grupės. Konstruktyviai spręskite vyriškumo klausimą, sukurkite erdvę diskusijoms apie vyriškumo poveikį sveikatai. Taikykite holistinį požiūrį. Atsižvelkite į visus jaunuolių gyvenimo aspektus, ne tik į sveikatos elgesį. Programos vertinimas. Siekiant užtikrinti veiksmingumą, taikykite šiuos vertinimo metodus. Naudokite patvirtintas vertinimo priemones. Įtraukite trumpalaikius ir ilgalaikius rezultatų vertinimo rodiklius. Atsižvelkite į kontekstinius veiksnius. Vertinkite numatytas ir nenumatytas pasekmes. Įtraukite dalyvių atsiliepimus. Atminkite šiuos svarbiausius aspektus. Supraskite vietinį kontekstą. Naudokite tinkamą ir priimtiną kalbą. Įtraukite suinteresuotosius asmenis ar organizacijas iš bendruomenės. Pripažinkite savo tikslinės grupės įvairovę. Planuokite išteklius, užtikrinkite tinkamas mokymo medžiagas ir vietas, pakvieskite apmokytus moderatorius. Apsvarstykite technologinius poreikius. Atsižvelkite į galimus papildomus išteklius. Dažniausiai pasitaikantys iššūkiai. Nuolatinio įsitraukimo palaikymas. Giliai įsišaknijusių kultūrinių normų keitimas. Laiko apribojimų valdymas. Įvairių suinteresuotųjų subjektų koordinavimas. Norint padėti jauniems vyrams suvokti ir keisti savo elgesį sveikatos atžvilgiu, reikia apgalvoto įrodymais pagrįsto požiūrio. Suprasdami sudėtingus veiksnius, darančius įtaką jų elgesiui, ir įgyvendindami tinkamas strategijas, galime padaryti didelį teigiamą poveikį jų sveikatos rezultatams.
Dabar kviečiame atlikti testą, kuriame galėsite pasitikrinti savo įgytas žinias, atsakydami į 4 klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą, nepaisant to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite mokymąsi e-studijoje, kad įgytumėte daugiau naujų įgūdžių, skirtų teikti skaitmeniškai transformuotą neformalų mokymą jauniems vyrams apie sveikatą ir gerovę. Sėkmingai baigę mokymo kursą įgysite skaitmeninį ženklelį jaunimo darbuotojas, inovatyvus jaunų vyrų sveikatos ir gerovės puoselėtojas.